Yra daugybė priežasčių važinėti viešuoju transportu Vilniuje. Tai praktiškas, greitas ir draugiškas susisiekimo būdas. O dabar dar ir labai patogus. Nes nuo šiol gali naudotis mobiliaja programėle M-Ticket ir turėti viešojo transporto bilietą tiesiog savo išmaniajame telefone. Tau nebereikės pildyti kortelės ar raudonuoti prieš autobuso vairuotoją neradus kišenėje smulkiųjų. Parsisiųsti programėlę M-Ticket nieko nekainuoja. O naudotis ją labai paprasta. Pažymėk taikomą nuolaidą, pasirink bilieto rūšį ir sumokėk už bilietą per elektroninį banką. Tai lygiai taip pat saugu, kaip ir apsipirkti elektroninėje parduotuvėje. Ir svarbiausia, nupirkti bilietą gali ne tik savo, bet ir draugui, mamai ar kaimynui. Bet kur, bet kada ir kiek tik reikia. Įlipus į autobusą ar troleibusą liks tik patogiai įsitaisyti ir iškart aktyvinti bilietą vienu paspaudimu. Toliau tavo mobilusis bilietas ramiai ilsėsis kišenėje. Nebent tektų dar kartą spustelėti mygtuką ir paruošti bilietą kontroliai. Jei reikės persėsti iš vieno autobuso ar troleibuso į kitą, tai padaryti bus dar paprasčiau. Nes programėlėje M-Ticket rasi ne tik informaciją apie bilietų galiojimo trukmę ir kainas, bet ir viešojo transporto tvarkaraščius bei maršrutus. Be to, duomenis apie pirktus bilietus visada galėsi pasitikrinti prisijungęs prie savitarnos svetainės internetu. Ar gali kelionė būti dar patogesnė, kai yra M-Ticket, tavo kelionės bilietas išmaniajame telefone?